Tai kiek pinigų iš tikrųjų reikia tam, kad pradėtum investuoti? Dabar aš pati pakeičiau savo nuomonę, nes vis dėlto pinigų reikia daug mažiau, negu aš buvau skaičiavusi ir galėjusi pagrįsti šiek tiek anksčiau. Tai šitas video ir yra būtent apie tai, kad iš tikrųjų tiek, kiek pinigų mes galim šiai dienai paskirti investicijoms į vertybinius popierius, į fondus, į akcijų rinką, ar ne? Tai ta suma yra ženkliai mažesnė ir daug labiau prieinamesnė plačiai visuomeniai. Tai šitam video pasidalinsiu, kad iš tiesų šiai dienai tu gali pradėti investuoti, net jeigu turi tik 20 eurų kiekvieno mėnesio investicijoms, tie pinigai tau jau gali dirbti akcijų rinkoje. Pasidalinsiu, kaip tą padaryti, pasidalinsiu, kur susirasti pigiai indeksą sekančius kotiruojamus fondus, kaip juos atsirinkti, kaip pasižiūrėti, kokia yra ta minimaliausia tavo galima skirti suma investavimui ir kokį rezultatą jinai per laiką galėtų tau atnešti. Ir tuo pačiu parodysiu, kaip viską nusistatyti taip, kad galėtum investuoti nepamirštant ir be komisinių mokesčių. Jeigu tokios temos įdomios, tinka ir patinka, nepamirškim paspausti ir tą parodyti praktiškai, o taip pat, jeigu spaudžiat patinka, tai pasitikrinkit, ar jau prenumeruojat kanalą, nes man tai padeda ne tik atrasti motyvacijos, bet ir augti ir leisti iš tą informaciją pasiekti kuo daugiau žmonių, kurie nori pradėti investuoti, neturi didelių sumų, bet vis dėlto nori pamatyti, kad finansinė laisvė, finansinė nepriklausomybė ir bendrai ta ramybė prieinama kiekvienam. Šitą video sugalvojau padaryti paskatinta jūsų komentarų, kurie visą laiką padeda man atrasti ir naujų minčių, ir idėjų, ir diskusijų. Alvydas parašė, kad greitai į nieko neinvestuosime, greitai viskas kainuos brangiau nei 100 eurų. Tai čia supraskim, ar ne, kad bendrai paėmus, žmogus tikriausiai negali investuoti daugiau kaip 100 eurų, o kadangi kainos kyla, rinka kyla, ta pati fondo vieneto kaina per laikotarpį lygiai taip pačiai kyla, ar ne, ir galbūt tam tikrai daliai žmonių, ypatingai pačioje investavimo pradžioje, atsiranda iššūkis investuoti, todėl kad negaliu investuoti, bijau investuoti didesnę sumą, ar ne, negu pavyzdžiui 100 eurų. Kad ir kokia dalis tai būtų nuo mano pajamų. Alvydai, norėčiau šitą video tikrai paskirti tau ir visiems tiem žmonėm, kurie galvoja, kad neapsimoka pradėti investuoti, jeigu aš turiu mažiau negu 100 eurų, arba kad nerasiu į ką investuoti, jeigu turiu mažiau negu 100 eurų. Tai visiškai netiesa. Ir šiandien parodysiu, kodėl ir parodysiu, kaip galima investuoti, ta prasme, net jeigu turi tik 8 eurus per mėnesį. Ir vis dėlto net ir tie 8 eurai įdarbinami pastoviai ir nuosekliai gali turėti fantastinius rezultatus. Trumpas toksai pastebėjimas, kad kodėl apskritai kyla fondo vieneto kaina ir kodėl jos yra tokios skirtingos, net jeigu fondas seka tą patį indeksą. Fondo dokumentus ir ne, galbūt pačioje pradžioje fondo įsteigimo metu buvo nustatyta skirtinga kaina už fondo vienetą, kuri gali būti ten vos 5 eurai ir gali būti 100 eurų arba gali būti 150 eurų. Tai natūralu, jeigu prieš 10 metų fondo vieneto kaina kainavo ten 10 eurų, tai jisai dabar po 10 metų kainuos ženkliai daugiau ir ta kaina bus įtakota to, kiek augo tame fonde esantis turtas. Jeigu seka indeksą, ar ne, tai kiek augo tos fonde esančios kompanijos ir tas natūraliai kėlė pačio fondo vieneto kainą. Jeigu mes investuojam į fondą, jame yra kažkokios kompanijos, kurios sėdi galbūt tam tikrame indekse, kurį seka tas pats fondas, ar ne, tai jos auga per laikotarpį, kompanijos generuoja pelnus, turi tą augimo tendenciją bendrai per ilgą horizontą, tai natūralu, kad ir fondo vieneto kaina kyla kartu su tuo turimu turtu. Tai dabar dalykas yra tas, kad vis dėlto fondo valdytojas, jisai yra suinteresuotas, kad į jo fondą galėtų investuoti ir paprastas žmogus, tas vadinamas retail investuotojas, kuris nėra profesionalus investuotojas, kuris neskiria milžiniškų sumų investavimui, tiesiog tas, kuris nori auginti savo kapitalą jam prieinamomis ir tinkamomis sumomis. Dėl to, ką kartais daro fondo valdytojai, ar ne, jeigu mato, kad jų fondo vieneto kaina yra
per didelė, jie tiesiog daro akcijų splitą, ar ne, ir tarkim, iš vienos akcijos padaro 10 akcijų, tai vadinasi, kaina yra padalinama iš 10 ir mes tada, tarkim, turim vietoj 100 eurų už fondo vienetą, turim 10 eurų už fondo vienetą, kas jau yra ženkliai prieinamiau, galbūt didesniam kiekiui žmonių, ar ne? Taip aš galiu nusipirkti daugiau fondo vienetų. Ir vėlgi, lygiai taip pačiai yra sukūriami ir atidarinėjami nauji fondai, kurių jau tas įėjimo slenkstis, ar ne, ir kaina už vienetą yra mažesnė. Tai norėjau pasidalinti tiesiog bendrai vizualiai vienu iš tokių pavyzdžių, ar ne, yra SXR8 fondas, ETF-as, kuris seka S&P 500 indeksą, ar ne, tikeris SXR8, šiai dienai jisai kainuoja 724 eurus, tai yra kiek daugiau negu $800. Iš tiesų, aš manyčiau, kad investavimo pradžiai dideliai daliai žmonių tai yra tiesiog per didelė kaina kiekvieną mėnesį investuoti po tokią sumą. Ir mes galim sakyti tada, kad ne, aš neturiu tokių pinigų, aš negaliu investuoti 800 eurų per mėnesį, vadinasi, aš iš viso neinvestuosiu. Ką svarbu yra suprasti, ar ne, kad jeigu yra vienas fondas, kuris seka šitą indeksą, vadinasi, yra ir alternatyvūs fondai, kurie seka visiškai tą patį indeksą, kurio sudėtys yra visiškai tokios pačios, tiesiog yra kiti fondo valdytojai, ar ne? Ar kitas fondo valdytojas. Tai čia šiuo atveju yra iShares pasirinkimas, gali būti Vanguardas, gali būti State Street, Invesco, ar ne? Ir N kitų. Tai tų kitų fondų kainos gali labai ženkliai skirtis. Ir čia pasidalinsiu, ar ne? Čia yra toks vienas iš brangesnių pasirinkimų. Galbūt 724 eurai. Nu, tikrai ne kiekvienas gali investuoti. Bet aš tada ateinu į lentelę pačioje, ar ne? Ir aš matau, kad pats fondas su savo turimu turtu, ar ne, nuo 2010 metų, jisai augo. Nuo 2010 metų birželio mėnesio jisai itin stipriai augo, ar ne, ir tas maksimalus viso laikotarpio augimas yra plus 834 procentai. Ką tai sufleruoja, ar ne, kad ta kaina pačio fondo vieneto už vieną vienetą buvo ženkliai mažesnė tada, kai buvo 2010 metai ir tada, kai buvo fondas atidarytas. Tai bendrai dabar, ar ne, pasiskaičiavus, tokia kaip atbulinė data, galima daryti prielaidą, ar ne, kad tas fondas kainavo 2010 metais, vienas vienetas kainavo $95. Šiai dienai jisai kainuoja $840, ne, prieš tai mes matėm Just ETF eurais kainą, tai, realistiškai yra beveik 9 kartus didesnė kaina, negu kai jis tik buvo išleistas į biržą ir žmonės galėjo jį pradėti pirkti. Tai natūraliai, ar ne, pasižiūrėjus, ne tik fondo vieneto kaina kyla nuo 20, bet tuo pačiu ir maisto kainos, ir atlyginimai, ar ne, ir visi kiti dalykai. Dabar, jeigu mes pažiūrėsim, ar ne, ar jeigu aš sakau, kad aš noriu investuoti tik tais į S&P 500, ką aš galiu padaryti, ar ne, vestis štai čia į paiešką S&P 500 indeksą ir prasižiūrėti visus fondus ir kokiomis kainomis jie yra prieinami už vienetą. Mano pasirinkimas, kur aš investuoju po 100 eurų būtent kiekvieną mėnesį, ar ne, tai yra SPYL tikeriu pažymėtas fondas, tai yra State Street turto valdytojas, kuris turi savo ETF-ą, kuris būtent seka S&P 500 indeksą. Tadaram, ir jo kaina yra 16,65. Tikrai prieinama absoliutiškai didžiuliai daliai žmonių ir vadinasi, tu gali turėti tas pačias kompanijas pas save portfelį, ar ne už 7 ar 800 pinigų, bet už 16 eurų. Tai vienintelis dalykas, kad aš turiu kokį klausimą, aš savo turiu užduoti, ar ne, ar aš galiu investuoti to 16 eurų ir ar man tikrai apsimoka investuoti 16 eurų. Dabar prieš keletą savaičių, ar ne, aš sakyčiau, kad nėra visai logiška pradėti investuoti nuo 16 eurų iškart į akcijų rinką, bent jau per mano pačios asmeniškai naudojimą vertybinių popierių brokerį, kas yra Freedom24. Tai aš asmeniškai dalinuosi būtent ir šitų portfelių ir kitais savo portfeliais. Tai tas pasirinkimas, kur investuoju į SPYL, jisai yra štai čia. Tai tikrai galit kiekvienas laisvai realiu laiku pasižiūrėti, kaip atrodo tas portfelis su nuoroda apačioje. Bendrai paėmus, ar ne, iš karto parodau tiem, kas galbūt pirmą kartą atsidarote, tai SPYL. Aš jau turiu nupirktų fondo vienetų už 1441 eurą. Aš čia turiu periodinio investavimo pasirinkimą, ar ne, tai investuoju, ta prasme, 100 eurų. Dabar čia yra pirmas variantas, į kurį aš anksčiau investavau.
su identiška sudėtim, tiesiog Vanguardas, kitas turto valdytojas, mano 100 eurų nebegali pilnai dirbti kiekvieną mėnesį, todėl kad būtent VUAA pasirinkimas šiai dienai kainuoja 150 pinigų, ar ne, tai yra $150, nes prieš tai investavau doleriais, o tada, kai aš pradėjau į jį investuoti 24 metų kovą, jisai nekainavo $100 bendrai, ar ne, tai dabar jau kainuoja $150. Tai va štai čia per 2 metų laikotarpį nuo $98 jisai nukeliavo iki $150, ar ne, ir aš nebeišsitenku su savo 100 eurų investicija. Dėl ko aš pakeičiau fondo valdytoją patį ir pasirinkau tiesiog tą pačią strategiją, ar ne, tai vadinasi kompanijos, kurios yra iš tam portfelį, yra tik tos pačios, kurios sėdi S&P 500 indekse, bet aš turiu 2 fondus ir aš dabar VUA nebepildau, pildau SPYL, tiesiog perku daugiau vienetų už tą sumą, už kurią esu paskyrusi ir neinvestuoti į šitą pasirinkimą, tai yra 100 eurų. Kodėl aš būčiau sakiusi, kad anksčiau investuoti iki 100 eurų neapsimoka, tai todėl, kad būtent šitas brokeris, Freedom24, turi komisinį mokestį, kurį mes mokam už tai, kad jisai kaip tarpininkas mums nupirktų tam tikrus aktyvus, ar ne, kas yra 2 eurai. Komisinis mokestis yra 2 eurai nuo sandorio pačio. Tai jeigu aš vieną kartą perku, tarkim, 10 SPYL vienetų, aš sumokėsiu 2 eurus kaip komisinį ir tada po 2 centus už kiekvieną perkamą akciją. Tai jeigu perku 10 akcijų pačio SPYL, tai sumokėsiu 2,20. Tiesiog tas variantas, kad jeigu aš investuoju mažiau negu 100 eurų periodiškai, man, pavyzdžiui, 60 eurų, ar ne, arba 40 eurų, tai jau 2 eurus atriekti komisiniam mokesčiui, man jau atrodo tiesiog per daug ir tada geriau investuoti kas 2 mėnesį, pavyzdžiui, bet jeigu aš investuoju 100 eurų arba daugiau, tai 2 procentus sumokėti už komisinį, man atrodo visiškai logiška. Tai kas pasikeitė šiai dienai, kad aš darau šitą video, tai pasikeitė tai, kad Freedom24 dabar turi fantastinį pasiūlymą visiems tingintiems investuoti, sekti rinką ir stebėti, ar ne, kas ten vyksta, pamirštantiems suinvestuoti, tai yra toks pasirinkimas kaip set and forget strategija, galima susidėlioti, tai yra periodinis investavimas, bet nemokant komisinių mokesčių ir nemokant kortelės pervedimo į brokerio sąskaitą mokesčių. Kaip šitą dalyką galima pasižiūrėti, ar ne, parodau per savo ir aš parodysiu, kaip galima susidėlioti, ar ne, visą šitą investavimo strategiją, jeigu aš galiu investuoti, tarkim, iki 20 eurų. Tai be abejo, tam, kad susidėliotumėte šitą strategiją, bus reikalinga turėti savo investavimo sąskaitą, ar ne, vertybinių popierių sąskaitą. Tai jeigu dar neturit, žvalgotės ką, pasižvalgykit, užsiregistruokit į Freedom24, investuoti neprivalot pradėti, pasižiūrėkit, kaip atrodo pats interfejsas, ar ne, čia yra lietuvių kalba, jie turi ofisą pačiame Vilniuje, ar ne, tai visą laiką galit lietuviškai pabendrauti su pagalbos skyriumi, jeigu prireiktų. Kodėl aš jo naudojuсь, nes man yra patogu, man patinka atvaizdavimas, ar ne, man patinka bendrai visas išdėstymas ir greitis, ir dabar, aišku, labai patinka ta set and forget funkcija, nes iš tikrųjų leidžia prieiti prie rinkos ir leidžia įdarbinti net ir visiškai nedidelės sumas pinigų. Ir jeigu tu esi iš tų, ar ne, kuris iš tiesų gali investuoti ten, tarkim, 20 eurų per mėnesį, tai SPYL ar kiti fondai, pasidalinsiu, kokius dar esu variantus parinkus, nes SPYL tai yra tik tais į Ameriką koncentruotas pasirinkimas, ar ne, tai mes galim rinktis ir viso pasaulio investable market ir kitus fondus, kurie vėlgi tikrai kainuoja nedaug. Tai dabar, ką aš tiesiog padarau, ateinu į naudotojų sritį, pasitikrinu, kad esu atsidariusi savo saugumo sesiją ir tada ateinu prie periodinių mokėjimų langelio, pavažiuojam žemyn, ar ne? Ir aš šiai dienai, ką matau, kad periodinės investicijos su nuliniu taikomu mokesčiu. Vadinasi, sukuriu reguliarius pirkimus ir sistema automatiškai investuos už mane pagal sudėliotas tam tikras funkcijas. Tai dabar parodau, kaip tai veikia. Jeigu aš noriu investuoti būtent į Amerikos pasirinkimą, ar ne, jokiais būdais, ne investavimo rekomendacija ir ne patarimai, tai jeigu žiūrit šitus video ir galvojat, kad ir aš taip investuoju ir viskas man bus labai fainai ir gerai, tai pagalvokite iš naujo ir pasidomėkite, ar tai atitinka jūsų iš tiesų lūkesčius, rizikos toleranciją ir kitų dalykų. Aš tik dalinuosi tuo, ką darau pati ir parodau, kad vis dėlto padaryti tą yra paprasta, bet tai nereiškia, kad reikia numesti atsakomybę kažkam kitam ir nepasidomėjus pulti investuoti. Jeigu aš renkuosi SPYL, ar ne, kaip pasirinkimą, tai
jeigu aš galiu investuoti nedidelės pinigų sumas, šiai dienai aš rinkčiausi investavimo tipą ne sumą, aš rinkčiausi pirkti fondo vienetų kiekį. Tai dabar, kadangi man atrodo, kad tikrai iki 50 eurų gali investuoti kiekvienas, tai aš rinkčiausi investavimą po vieną fondo vieneto kiekį, ar ne, rašau, kad noriu pirkti po vieną fondo vienetą, ne kartą per mėnesį, nes tai bus tik 16 eurų su kylančia kaina, ar ne, tik tais 16 pinigų aš atsidėsiu, kad jie dirbtų man, bet aš renkuosi kartą per savaitę, kad man brokeris kaip mano tarpininkas nupirktų vieną fondo vienetą vieną kartą per savaitę. Galim paskaičiuoti, kaina bus kylanti, ar ne? Kai kaina kyla, bus nuskaičiuota daugiau, kai kaina krenta, bus nuskaičiuota mažiau, ar ne? Bet bendrai paėmus dabar, pavyzdžiui, 16 šiam 5 kart 4 ir ką mes turim, 66 eurus ir 60 centų. Labai svarbu. Mes nemokame už pirkimą, nemokam komisinio mokesčio 4 kartus per mėnesį, nes perkam kas savaitę. Būtent todėl, kad šiai dienai yra šitas pasiūlymas, kad mes galim susidėlioti šitą automatizuotą strategiją visiškai nemokamai ir nemokant mokesčių. Dar kurioje vietoje sutaupam, kad anksčiau pinigų pervedimas į Freedom 24 buvo nemokamas, jeigu aš tą darau bankiniu pavedimu, bet jeigu aš tą darau kortelę, tai irgi mokėdavau 2 procentus. Tai šiuo atveju aš įsivesiu savo kortelę, nebus nuskaičiuotas 2 procentų pervedimo mokestis į patį brokerį, iš kortelės į brokerį momentinis pervedimas, būtent iš kortelės, dėl to jis anksčiau būdavo mokamas. Aišku, jis ir dabar yra mokamas, bet jeigu mes turim šitą funkcionalumą, tai jisai tampa nemokamas mums ir už užpirkimą aš nemokėsiu. Tai yra, man atrodo, visiškai win-win situacija, ar ne? Tai aš perku vieną vienetą, pildau kartą per savaitę, prisidedu savo kortelės duomenis ir ką darau? Spaudžiu patvirtinti. Viskas atidžiai perskaitau, ar ne, ką aš čia esu susidėjusi kaip funkcija, ar ne, tai aš noriu pasidaryti periodinės investicijas, kaip man brokeris nupirks vieną SPOL fondo vienetą kiekvieną kartą per savaitę, ar ne? Kartą per savaitę. Pirmojo papildymo data bus rugpjūčio 10 diena. Ir viskas. Siųsti pavedimą, ar ne? Pateiktas pavedimas su tokiu numeriu ir valio. Ar man dabar reikės dar ką nors daryti? Ne, nereikės. Reikės pasirūpinti, kad mano kortelė kiekvieną savaitę būtų po 16-17 eurų. Dabar atrodo, ar ne, kad ta suma yra tokia nedidelė. Vis dėlto kokį rezultatą jinai man galės sugeneruoti per ilgesnį laikotarpį, nes tikrai dažnai žmonės sako, neturiu didelės sumos investavimui, tai vadinasi iš viso neinvestuosiu, tai net ir tie 16 eurų gali turėti rezultatą ir aš esu atsidariusi čia internetinę skaičiuoklę eurais, ar ne, ir paskaičiuokim, tai jeigu aš šiandien investicijose turiu visišką apskritą nulį, tikiuosi iš rinkos per savo ilgą horizontą bent jau 10 procentų vidutinės metinės grąžos, ką ir rodo tas, ar ne, S&P 500 indeksų augimas per paskutinį istorinį laikotarpį. Istorija negarantuoja ateities, bet turim paimti, ar ne, kažkokį atskaitos tašką. Tai imu 10 procentų, ir pavyzdžiui, aš investuoju su 10 metų, kaip setinau, forgetinau, tai nusistačiau ir visiškai pamiršau apie tas savo investicijas, ar ne, neatsidarinėjau brokerio sąskaitos po 18 kartų per dieną ir aš investuoju, gerai, paimkim ten, tarkim, 16,60, ar ne, kiek jisai kainuoja šiai dienai. Tai netgi jeigu aš būčiau nusistačiusi tą investuojamą sumą ne pagal fondo vienetų kiekį, ar ne, bet pagal norimą investuoti sumą, tai va tą ir pasižiūrėkim, ar ne. Aš dabar spaudžiu calculate, tai vadinasi, po 10 metų kiekvieną trečiadienį, pavyzdžiui, nenueidama išgerti kavos su draugė ir neišleisdama ant krosanų ir to pačio kavuko po 16 eurų, o juos suinvestavusi, aš jau turėčiau bendrai portfelyje 14 387 eurus. Iš viso mano įnešti pinigai po 4 kartus per savaitę 16,60, aš įnešu, iš viso ta suma yra 8632, bet ant tos sumos dar papildomai aš turiu prieaugį, tai yra ką padarė sudėtinės palūkanų su mano investuotais kiekvieną savaitę pinigais, tai vadinasi, jos man uždirbo dar 5755 eurus, kas yra mano akimis visiška fantastika nuo tokios nedidelės sumos ir išlaikant periodiškumą ir nuoseklumą. Tai čia yra vienas iš tų pasirinkimų, kur iš tikrųjų, ta prasme, dabar mes galime investuoti, jeigu turim
nedidelis sumas iki 100 eurų ir vis dėlto kiekvienas tas euras gali pradėti dirbti mums. Jeigu S&P 500 indeksą sekantis fondas, ar ne, bendrai kaip pagrindinė portfelio dalis tau yra per daug rizikingas, nes tai yra tik JAV pasirinkimas, tik Amerikoje esančios kompanijos, yra viena šalis, ar ne, ir nori kažko, kame būtų ir viso pasaulio pasirinkimai, tai esu atrinkusi 4 pigiausius fondus iki 20 eurų ir dabar pasidalinu, ar ne, kokie pasirinkimai tai yra. Tai SPYL yra vienas iš tų pigiausių, ar ne, šitų pasidalinau, bet tai yra tik Amerika. Kiti pasirinkimai yra, pavyzdžiui, State Street, tas pats turto valdytojas, All Country World Investable Market. Viso pasaulio galima pasirinkti investavimui tą patį rinką, ar ne, visus pasaulio akcijos, jeigu tai paimti. Čia yra virš 4000, praktiškai 5000 kompanijų, holdings, ar ne, tai vadinasi į tokį kiekį kompanijų kiekvieną mėnesį aš investuoju, pirkdama bent vieną fondo vienetą. O vieno fondo vienetas šiai dienai kainuoja 11 eurų. Tai vadinasi jau aš net nebežiūriu į tokių nedidelių sumų investavimą kartą per mėnesį. Aš galvoju iš tiesų, ar aš galiu bent kartą per savaitę paskirti 11, 12, 13 eurų tam, kad man brokeris automatiškai nupirktų viso pasaulio geriausias atrinktas indekse sėdinčias kompanijas. Čia man atrodo galima jau sugalvoti ir iš tikrųjų pamėginti parašyti komentaro apačioj, tai kodėl dabar nepradėti investuoti, kokių dar atsikalbinėjimų aš galiu surasti savo galvoje, kad nepradėčiau investuoti, nes tai yra 12 eurų per savaitę. Kiek mes išleidžiam, ar ne, ypatingai tie, kurie galbūt ten rūko, labai mėgsta kavą, mėgsta saldumynus, skanumynus ir kitus dalykus. Ir aš iš tikrųjų pajausiu, kad per savaitę aš suinvestavau 11 eurų. O rezultatas, kaip matėm, ar ne, iš tiesų gali būti labai smagus per ilgesnį laikotarpį, net ir nuo tų nedidelių sumų. Pasižvalgykit, tiesiog bendrai paėmus į GSTTF puslapį galima susivesti. Tai yra tas State Street All Country Investable Market. Ir mes galime paiešką vesti tiesiog All Country Investable Market. Kitas variantas, Amundi Prime All Country World, jisai seka kiek kitą indeksą, nes jisai seka All Active GBS Global Markets Large and Mid Cap Index, ar ne, tai vadinasi didelės ir vidutinės kapitalizacijos kompanijas, ir čia yra 3398 kompanijos, nedidelis turto valdymas, ir jisai kainuoja vėlgi 12,97 eurų. Ir toliau kitas pasirinkimas irgi labai plačiai išskaidytas yra Invesco FTSE All World. Tiesiog skirtingi indeksai, skirtingų pavadinimų, jie apima skirtingą kiekį pagal skirtingus pjūvius atrinktų kompanijų, bet vis dėlto tai yra viso pasaulio pasirinkimai. Ir šitą aš iš viso galiu nusipirkti už 8,28 eurus. Tai iki 10 eurų galiu investuoti kiekvieną savaitę, nemokant jokių mokesčių, komisinių mokesčių ir kortelės pervedimo mokesčių, ir visi mano 8 eurai pradeda dirbti man nuo tos dienos, kai jie yra suinvestuoti. Svarbiausia susidėlioti, ar ne, visą tą periodinio investavimo strategiją savo. Ir aišku, žinoti, ką aš investuoju. Labai rekomenduoju nukeliauti be abejo į apačią, stebint kiekvieną fondą, kuriuo pasidalinau ir kurį parodžiau. Pasižiūrėkit, kokią dalį vis dėlto sudaro Amerika, nepaisant to, kad tai nėra vien tik tais Amerikos fondas, ar ne, vis dėlto, kadangi tai yra šiai dienai galingiausia, didžiausia ekonomika, mes turėsim didžiausią dalį pačiame fonde. Ir aš pasitikrinau be abejo ir kiekvieną iš tų pigių pasirinkimų aš galiu rasti tam pačiam savo naudojimam brokerį, tai šitus dalykus aš radau ir pasidalinu iš karto su jumis. Tai vat aš vedu, ar ne, kaip prieš tai rodžiau, šitas tai tikrai yra, nes aš pati jį investuoju, SPYL pasirinkimas, toliau ką darau, jeigu noriu susirasti, kopijuoju į SIN kodą, ar ne, vedu į SIN koduką, štai čia, SPYY, kitas pasirinkimas, 11,62, toliau Amundi pasirinkimas, ar ne, visas pasaulis, vėlgi keliauju į brokerį, vedu į SIN kodą, Webin, pasižiūrime kainą, atsinaujino 12,98 ir tada Invesco pasirinkimas, FTSE All World ir keliauju. Čia įsivedam FV yra eurais, jeigu neklystu. Invesco spaudžiant šito 8,29, pasitikrinu valiutą, priemonės valiutą. Jeigu aš noriu investuoti į tą Invesco, pavyzdžiui, ar ne, pasirinkimą už 8 eurus, čia tada galiu vesti, ar ne, vieną vienetą. Jeigu aš pirksiu
tai aš galiu pirkti tą vieną vienetą, bet pirkdama taip, rankiniu būdu pati, aš nuo tų 8 eurų sumokėsiu dar 2 eurus. Nu tai visiškai neapsimoka, ar ne? Tokią didžiulę dalį atiduoti komisinę mokesčių. Tai aš tiesiog nusistatau tą savo periodinį mokėjimą ir nemoku tos dalies. Dabar jeigu aš galiu investuoti didesnės sumas, pavyzdžiui, daugiau kaip 100 eurų, nu tai galiu vesti, pavyzdžiui, 15 vienetų, ar ne? Aš jau investuoju 124 eurus, 2 eurus sumokėsiu komisiniam mokesčiui, nenoriu nusistatyti periodinio mokėjimo, noriu pati išlaikyti discipliną ir investuoti kas mėnesį, susivedu norimą kiekį ir pateikiu pirkimo nurodymą, patvirtinu pirkimą štai čia ir pas mane jau įkrenta šitie fondo vienetai. Pasižiūrėjimui ir ne, galit susirašyti šitus stikerius, nukeliauti į JSTTF, pasigūglinti, pasižiūrėti, kiek ten sudaro Amerika, koks yra turto valdymas ir visus kitus dalykus. Labai paskatinsiu domėtis naujienomis, stebėti, kas vyksta rinkoje, ar ne, ir kai yra tokie pasiūlymai, kai mes galim investuoti nemokamai, nemokėdami net brokerio komisinio mokesčio, tai naudotis galimybėm tam, kad kiekvienas galimas mūsų įdarbinti euras dirbtų būtent mums. Tai labai tikiuosi, kad šitas video naudingas, reikalingas ir atradai jame kažką naudingo savo. Tai labai lauksiu vėlgi jūsų komentaruose, kokie klaustukai iškilo, kur galbūt didžiausi stabdžiai ir kas dar neaišku. Bendraukim, diskutuokim ir galbūt iš jūsų komentarų gims dar daugiau video, kurie yra naudingi ne tik jums, bet ir tūkstančiams žiūrinčių. Tai kol kas tiek iš manęs. Ačiū ir iki.